Pilietiškumo ugdymo akademijos tikslas yra kurti pilietinę kultūrą per emocinį intelektą ir skatinti savanorystę. Svarbiausia, kaip jaučiasi žmogus, nes tik tada jisai yra neabejingas viskam, kas vyksta aplinkui, yra motyvuotas mokytis, keisti ir kurti pokytį. Pilietiškumą mes suprantame kaip meilę savo, kitam, gamtai ir tėvynei. Juk nemylėdamas savęs tu negalėsi mylėti kito, nerūpės nei gamta, nei tėvynė. Pilietiškumą ugdome per įvairius renginius, projektus, mokymus ir stovyklas. Investicija į žmonių savijautą, sąmoningumą ir pilietiškumo kultūros kūrimą yra investicija į stiprią ir vieningą gerovės valstybę. Pokytis esi tu, pradėk nuo savęs. Esame Šilavote, Šilavoto Davatkyno muziejuje, memorialinėme Davatkėlių namelyje, kuriame daugiau nei prieš šimtmetį įsikūrė Šilavoto pamaldžios moterys vadintos Davatkėlėmis. Šilavoto Davatkyno bendruomenė organizuoja ir kultūrinius renginius, kurie vyksta čia Šilavote ir Šilavoto Davatkyno muziejuje. Šilavoto parke organizuojame renginius, kurie yra skirti Šilavoto Davatkyno ir Šilavoto miestelio populiarinimui bei žinomumui. Taip pat organizuojame ir kitus gražius renginius, tai vienas iš tokių renginių Šilavoto šviesios kalėdos. Esame dėkingi Šilavoto Davatkyno gyventojoms Davatkėlėms, kurios paliko mums tokią istorijos dalį, kurią galime rūpintis ir dabar. Esame be galo dėkingi. Mes esame Skarulių Šventos Onos bažnyčioje. Skarulių bendruomenės veikla kaip po tokios prasidėjo labai senai, prieš 2 dešimtmečius. Susibūrė maža grupelė žmonių, kadangi bažnyčia buvo vos nesandėlių padaryta. Mes uoliai visi su ypatingu užsidegimu darėm tuos darbus. Dažėm, skalbėm, pirkom, aukojom savo laiką ir lėšas tam, kad jinai atrodytų taip, kaip dabar kad atrodo. Bendruomenės kiekvienas žmogus yra brangus, nėra nei svarbių, nei svarbesnių. Ir daro tuos darbus kiekvienas, kokius išmano geriausiai. Tai dar kartą noriu padėkoti visiems skaruliečiams ir ne tik skaruliečiams, bendruomenės nariams, už tai, kad mes čia esam, nes čia mūsų gimtinė. Jungtiniame Lietuvos vaikų chore suteikiame galimybę dainuoti tiems vaikams, kurių miestuose ar miesteliuose nėra kolektyvų, kurių mokyklose nėra chorų. Šiais metais dainų šventėj minint savo 100-metį turėjome ypatingą tikslą šiuos vaikus išmokyti šventės repertuarą. Rezultatas – 800 vaikų Liepos 6-ąją Vilniaus Vingio parke dainavo kartu su 1000-iniu dainų dienos choru. Mes Jungtinio Lietuvos vaikų choro organizatoriai galvojame, kad dainuojanti Lietuva yra stipri Lietuva. Ir didžiuojamės galėdami prisidėti prie tokios Lietuvos auginimo. Tai Lekėčių moterų klubas gyvuojam jau 18 metų. Mes labai inicijuojam daug ir pačios visokiausių veiklų, iniciatyvų ir tai pagrindinis mūsų jau 18 metų, kaip puošiam Lekėčius kalėdoms. Visokiausių prigalvojam iniciatyvų sveikatingumo prasme. Tikrai daug metų žmonės galėjo nemokamai lankyti įvairius ir jogos užsiėmimus, ir cigūnos, ir įrangą visą nupirkom. Kūrėm namus kulinarinio paveldo Lekėčiuose, surinkom kulinarinio paveldo receptus Lekėčių krašto senuosius ir ten vykdomos kulinarinio paveldo edukacinės programos ir duonos kepimo, šakočio kepimo. Tik nuo mūsų pačių priklauso, kad gyventi ten, kur gyvename, būtų gera. Ir manau, kad tikrai viską galim pasiekti, susibūrę, visi kartu, bendruomeniškai. Nesvarbu, kur tu gyvensi, visur bus tau gerai.